Aš jums dabar noriu biškai nepareplikuoti, jūs išgirdęs, liktai noriu jums atsakyti, liktai pati savaime demokratija yra svarbiausia. Man atrodo, kad svarbiausia yra mūsų tauta. Tautai reikalinga valstybėje garantijos, saugumo, visokio kitokios garantijos tautai išlikti. Mes nieko būsim verti, jeigu čia nebeliks lietuvių, čia gyvens, kad ir tie ukrainiečiai, jeigu mes juos labai gerbėm, jie už mus dabar kaunas kraują lieja, ar kokie vietnamiečiai ir kiniečiai. Man jau tokie, mums, atsiprašau, Tautos teisingumo sąjungai, tokia jau Lietuva nebeįdomi. Mums Lietuva įdomi tiek, kiek mes toj Lietuvoje sugebam sukurti sąlygas lietuviams gyventi. O dabar apie, jūs paminėjote demokratiją. Atsimenat istoriją. Senovės Romai iškildavo grėsmė imperijai, susirinkdavo senatas į krūvą ir išsirinkdavo iš savo tarpo vieną žmogų, jam suteikdavo diktatoriaus teisės, jis išvažiuodavo, duodavo legionus, išeidavo ginti, sutriuškina priešą, grįžta ir matot, demokratija tuo metu neveikia, kai iškyla grėsmė, prioritetas yra grėsmės pašalinimas. Ar mes gyvenam tokioje grėsmėje? Pone Liutkau, laikas baigėsi, sureaguokim ir eikim prie kitos, duokim sureaguoti, tada matau klausimas. Mano klausimas yra, pone Liutkai, jūs sakėt, kad nerūpi ta demokratija jums, neįdomi demokratija, tai ar manote, kad demokratija yra geriausia valdymo forma ir geriausiai tinkanti šiandien Lietuvai? Šiandien taip, bet iškilus grėsmių atvejams, o pavyzdžiui, COVID-as, kai buvo iškilusi grėsmė, mes nesusitvarkėm su COVID-u. Dėl to, kad visai net ne ta ministerija kuravo kovą su COVID-u. Su pandemija turėjo kovoti kariškiai, o medikai užsiimti tik gydymu sergančiųjų, kaip ir kunigas jau laidoti numirusiųjų. O kariškiai turėjo organizuoti šitą karantiną, neduoti jiems po Lietuvą lakstyti, ten grįžo iš Anglijos. Pone Liutkau, jūs pats dalyvavot marše su žmonėmis, kurie protestus ir net riaušes organizavo prie Seimo, būtent dėl to, kad buvo per daug griežtai karantinas, tai įsivaizduokit, kas būtų įvykę, jeigu būtų kariškiai. Pavyzdys Kinija, nėra ten jokios demokratijos, bet jie tiek milijardų žmonių susitvarkė su COVID. Tai Kinija mums pavyzdys. Ačiū pone Liutkau, pone Barokienė, sureaguojant ir tada matau klausimą. Aš tiesiog irgi negalėjau nesureaguoti, nes žmogus, kuris sako, aš už tėvynę, aš už Lietuvą, sako, man tokia Lietuva neįdomi. Tai ką tu padarysi, kad jinai būtų kitokia? Gerai.